Labas rytas, Ilona. Labas rytas visiems žiūrovams. Mes esame centrinėme Kauno turguje. Prekybos miestelyje Urmas. Tu ką gaminsi šiandien? Gaminsiu cukinijų, varškės, apkepą pyragą su sūdyta lašiša. Jisai labai skanus, tiek karštas, tiek šaltas, galima pasiimti į kelionę. Kaloringas tikriausiai. Visai ne, tik 283 kalorijos. Todėl galėsime suvalgyti po 2 gabalėlius. Pradėkim, ką aš turiu padėti. Aš tavęs, kaip visada, prašau išplakti kiaušinius. Tai visada mane su kiaušiniais. Na. Taip. O šiaip tai Ilona tokia, daržininkė esi? Ar čia ne iš tavo Daržininkė ir cukinijos yra iš mano daržo. O, dangu. Va, prašau. Moteris ir prie svečio, ir prie pečio. Suplakiau, ką dabar man varškė? Įmaišyk varškę, taip. Čia grūdėta varškė, ar ne? Taip, aš naudoju grūdėtą. Tada konsistencija skiriasi pyrago. Taip va. Taip. Ką po to man reikės daryti? Aš tau subersiu cukiniją, prismulkinsim krapų ir subersim miltus, druską ir pipirai. Druską ir pipirus gali suberti jau dabar. Nu, jeigu vyrui daryčiau, tai užpipirink. Gerai. Ir druskytė, ar ne? Taip. O druskytės kiek? Maždaug taip. Nu, maždaug taip. Taip. Jeigu ką, visą laiką galima įsidėti daugiau. Taip. Dabar viską išmaišau. Taip. Klausyk, Ilona, o tu, pavyzdžiui, tarkim, agurkus tepiesi, žinai, kai būna agurkus deda ant veido kaukiam. Ir taip, ir susitarkuoju, agurką deduosi. Yra kaukė? Ir vieną agurką ar dar kažką? Tai... Vieną užtenka, tai užtenka kiek čia tik to veido. Ir Agurkas arba gerai agurkų yra, griežinėlius ant akių. Nes labai graži veido oda. Ačiū. Prašom. Taip, dabar sudėda miltus, tratata. Jo. Ir aš dar pasmulkinu krapų. Ir viską dabar man maišyti. Taip. Kepimo formą ištepiu aliejum ir pusę masės sudėk taip į formą. O šiaip tai tu ragauji, kada? Niekada. Tarkim, niekada? Ne. Atiduok man lėkštę ir išdėliosim lašišos gabalėlius. Čia bus mūsų pyrago įdaras. Lašiša sūdyta. Taip. Ant viršaus užpilsim likusią dalį masės. Na ką? Šaunam į 180 laipsnių įkaitintą orkaitį ir kepsim apie 30 minučių. Dedam. Tadam! O mes eisim kavos. Kvepia labai. Su lašiša kepiama, ne? Taip. O tarkim, aš, pavyzdžiui, norėčiau jautieną, kiaulieną. Galima su virta vištiena. Aš jeigu savo gaminčiau, aš dėčiau skrudintą kiaulieno šoninę. O jeigu fetos sūris ir jautiena kartu? Ir fetos sūris, ir jautiena. Vienu žodžiu, galima miksuoti įvairiai. Gerai, mes dabar einam ragauti. Su jumis atsisveikiname iki kito šeštadienio. Iki. O man vyras sako, mylėk mane reguliariai. Nu tai va, tai vyras dabar tavo išgirs. Arba šiaip patys susimais.